ką, sveiki. Ką, aš vėl prie ežero. Aišku, vietos negavau ten, kur norėjau. Tai atvažiavau čia. Ką, šiandien su buteliu. Ten atsistosiu. Kažkur prie to medžio. Opa. Ir pasižiūrėsim, kas gausis. Tarp kitko, jeigu pavyks žvejyba, bus video, padarysim konkursą. Dovanos visiškai naują tokį batelį. Vienam iš jūsų. Prenumeratoriui. Tai va ką, deduosi daiktus ir pirmin. Ką, nu ir pas kukurūzai. Vieni geriausių. Tai va, čia tokia lenta mėtosi, super stalas. Ir 3 kukuliai. Į tašką. Tai va, čia biškį įbrydę žvejosiu, nes krantai labai negilus. Tai nori, nenori. Tenka bristi su boteliu. Nu va, 3 kukuliai bus pats tas. Dedam kukurūzą ir bandom. Taip, 2 kukurūzai ir metimukas. Pirmutinis. Opa. Ir ką, laukiam? Aha, šiek tiek galbūt gilis per didelis. Reikia pasimažinti. Nedaug. Ir žiūrėsim, kas čia mums gausis. Opa. Super. Ką, bus kibimų. Pafilmuosim. Opa, pirmutinis. Ką turim? Raudą. Pirmutinę raudą. Iš pirmo metimo nieko gero, nežada. Turbūt raudžių bus. Tai va, mums žuvies nereikia. Mes tik tai viską paleidžiam. Lengvą malonumą pasidarom šiandien. Ir viskas. Man to užteks. Biškai blogai padariau, kad jokio stalo nepasiėmiau. Tai va čia tai yra negerai. Tai va mano stalai tokie. Mano stalai tokie, ką duoda gamta. Tai va, o šiaip viskas super. Ką, bandom toliau. Apa. Dar vieną. Ir vėl raudė. Kol kas kibimas po kibimo. Gal kažką gražesnį išprašysim. Raudžių mažiausiai norisi. Geriau koja kokia kibtų didesnė. Būtų tikrai smagiau. Bet ką. Čia tik laiko praleidimas. Kad paskelbt konkursiuką. Kad galėčiau padovanot botuką. Nupirkau jau gerą mėnesį stovi, neprisiverčiu. Tai man bus proga. Ką žiūrim, tik užmečiau. Iš karto kibimas. Kažkas pajudino ir viskas. O, yra. Gražiai kimba. Aišku, per kamerą turbūt nieko nesimato. Op, kaip gražiai šokinėja. Bandau, yra. Turim. Eilinę raudę. Čia jeigu norėtum prigaudyti jų, tai čia manau, kad nespėčiau. Opa.
Nu smagu. Man šitas ežeras tom ir patinka, kad čia žuvies kosmosas. Atėjau va į belę kokią vietą iš tikrųjų. Kol kas raudės. Gal bus kažkas ir geriau. Nieko jos nebijau. Braidau. O, metimuką. Ir garantuotas kibimas. O, tik užmetas viskas. Turiu. Super. Su boteliu tai čia fantastika. Šitą gerai ryju. Su boteliu čia fantastika, žinokit. Smagumėlis. Ta maža žuvis atrodo, kad velniai žino kokio dydžio. Ką gerai, reikės ją biškį paoperuoti. Ką metimuką, eilinį. Ir kiek laiko užtruks. Viskas, kibimas. Jau darosi neįdomu. O, čia kažkas gražesnio galbūt. Ai, graži. Kai raudės didumas. Kiek jų ten turi būti? Ir visos giliai ryja. Ai, reikia į tą kabeklį pasiimti. O, pažiūrėkit, kokios raudės. Delninės. Ir vėl giliai ryja. Uždėjau dabar tokį didelį kukurūzą. Gal reiks bandyti kokius 3 dėti. Iš karto kipimas, iš karto. O, viskas. Čia mažytė. Taip, dėsim galbūt 3. Nes iš tikrųjų faina. Viskas okei. Bet galbūt per dažnas kibimas. Visai. Tik uždedu ir turiu žuvį. Dedam šiek tiek daugiau. Didesnį kasnį. O, 3 kukurūzai. Žiūrim, kas gausis. Ai, biškiurėlį šonų užnešė, nu nieko. Ir 3 kukuliukus tik pašaro įmečiau. O, kibimas. Taip, kol kas ne. Galbūt per didelis šiek tiek. Kibimas. Ha, 3 kukurūzai ir jau nebelabai gali. Šiek tiek panašu, kad nusibaidė. Silpniau, nebe taip kimba kaip kybo. Dabar biškį užmečiau pašariuką. Šiek tiek kukurūzą pašėriau. Va, jau tokia pertraukėlė gaunasi. Nes prieš tai neįmanoma. Metimas po metimo, kibimas po kibimo. O dabar jau. Vėjelis šoninis toks atsirado, stipresnis. Ir valas šiek tiek tempia. Tai va, tokie reikalai. Ką, bus konkursėlis. Tokį botą, visiškai naują, 4,5 metro, padovanosiu vienam iš jūsų.
prenumeratoriui. Tai komentaras rašykit noriu. Ir butelį paštu atsiųsiu. Jeigu Vilniui į rankas perduosiu. Tai va, jeigu kam reikia, tikrai smagus įrankis. Aš tai jo ir karosų gražių pagavęs. Aišku, esu ir galūnę sulaužęs per, vadinkim, durną galvą. Bet tam komplekte yra ir galūnė nauja, jeigu ką. Žodžiu, superinės botelis. Tai rašykit komentaruose noriu. Ir iš jūsų visų vieną išrinksiu ir padovanosiu. Ką, o dabar bandom žvejoti toliau. Kol kas kibimai suprastėjo. Aha, įdomu kodėl. Didinau, 3 kukurūzai, kad mažiau, vat. Nenori, nereikia. Tai va, ką laukiam? Kažkas vis pajudina. Bet šiaip nustoja. Ir pašaras nepadeda. Nu ką, dar vieną kukuliuką užmesiu. Gal dar prisišauksiu. Pašaras marcipaninis. Žodžiu, neblogas. Ką metu? Opa. Tiesiai priplūdęs. Karšta nerealiai. Visas šlapės. Bet kibimai kaip dingo. Gal didesnė žuvis atėjo ar kaip. Bet visiškai nebėra kibimų. Ką laukiam? Kad turim iš valandų lygiai 10. Gal todėl ir nustojo, kad tas rytinis kibimas praėjo. Nu, bus matyti. Bandom, laukiam. Po šiokios tokios pertraukos dar viena raudelė. Bet tokie kibimai atsargus paliko. Vos, jeigu prieš tai ten kalė, belė kaip. Tai dabar tokie vos toks sena. Ir nedidelė. Kažkur nusibaidė. Dabar geras, saulutė šiek tiek pasislėpė. Super. Karšta baisiai. Nuvažiavau prie kito ežero. Vakar tokia vietelė susiradau neblogą. Nu, sakau, jau šiandien bus smagu. Nuvažiuoju pilna žmonių. Ir teko grįžti čia. Nu ką, žiūrim, ką tik užmečiau. Ar iš karto kips? Ne, nebenori. O, yra. Turiu. Nežinau, ar matėsi. Tokį vos. Nėrė lengvai. Su buteliu tai toks jausmas, kad nežinia kokią žuvį traukia. Šitas 5,5 metrų, biškį liaunesnis. Tai ta, kur dovanuosis 4,5 metrų. Galbūt šiek tiek smagesnis savas. Nei šitas. Bet ir su tuo labai super. Ką dabar? Dar vieną metimuką. Vėjelis nurimo, saulutė pasislėpė. Pasaka. Ten vienas žmogelis ant galės sėdi. Kažkaip nepastebėjau, traukė kažką ar ne. Keletą valčių yra. Ešerių bando. Bet tokiam karštė, nu, kažin kaip ten su tais ešeriais reikalai. Ką šiek tiek į save. O, kipimukas.
nustojo. Dar vieną. Nedidelį. Ir tik raudės. Keista. Nei vienos kojos. O mano stalas. Super. Kukurūzam pasidėti. Kadangi čia neplanavau, todėl taip ir yra. Nepasiruošęs. Bet vis tiek. Sprendimą rasti galima. Taip. Ko taip? Nu ką, pirma kojelė. Nedidelė. Raudės, o dabar pirma kojytė nedidelė. Panašu, kad mes ir baiginėsim tą žvejybą. Nebenori kibti. Tikslas buvo konkurso paskelbimas. Žvejyba šiaip laikui praleisti. Saulutė pasislėpė super. Tai va ką, dar keletą metimų, kokių 20 minučių ir užteks šiandien. Raudelė dar viena. Bet tokie atsargus kibimai. Kaip lyno. Vos. Ir kaip tai pasikeičia viskas. Ryte duoda toks jausmas, kad konkurencija, kad kuris pirmas pagriebs. O dabar viskas. Po biškutį, ragauja. Все, paskutinį metimą, gana. Dar vieną žuvelioką ir viskas. Žvejyba baigsi. Nu ką, viskas šiandien. Pažvejojau, smagiai laiką praleidau. Tai va, šitas botelis bus vienam iš jūsų. Ne šitas, kitas naujas. Tas yra 5,40, anas 4,5. Visiškai naujas. Vieną kartą tik išpakuotas, surinktas, kad pažiūrėti, ar kad nebūtų lūžęs. Tai va, rašykit komentaruose noriu ir vienam iš jūsų atiteks toks botas. Gražus, lengvas, fainas, malonus rankai ir puikus žvejybai. Tai ką, iki.